Na ir rungtynės turbūt galima pasakyti, ar ne, kokios mintis po jų. Na, žinot, turbūt žiūrint iš Švieslentę, kada matai 6 įvarčius, tai, na, turbūt linksmos rungtynės. Tiek iš vienos, tiek iš kitos komandos buvo kokybiškas futbolas. Sakykim taip, jeigu vertinant 2 kėlinius, tai pirmo kėlinio pirmoji pusė mane pilnai tenkino. Vaikinai tikrai iki įvarčio atlikinėjo tai, ką mes buvom suplanavę, bet po įmušto įvarčio ir praleidus 3 įvarčius į savo vartus, pirmam kėliny 3 įvarčius, žinot, na, aišku, reikia dabar ant karštų, nesinori daryti kažkokių tai apibendrinimų, bet, na, žinot, ten visuose 3 įvarčiuose yra, na, individualios žaidėjų klaidos, na, kurių žaidžiant A-lygoj negalima daryti ir mūsų Džiugas nubaudė, ir žinot, bet vėlgi antras kėlinys šiek tiek persistatėm ir kas liečia žaidimą mūsų nuo savo vartų išsidėstymą ir kas liečia žaidimą trečioji fazėje prie varžovų baudos aikštelės, kur norėjom būti dar labiau aštresni ir į kurias zonas norėjom atidarinėti, įkirtinėti ir pristatyti kamuolį. Tai, na, bet vėlgi, raudona kortelė, daug šiandien, daug įvykių buvo tiek pirmam, tiek antram kėlinyje. Reikia ramiai nurimti ir šviežia galva viską apibendrinimą pasidaryti savo. Tos individualios klaidos, kaip manote, kodėl būtent dabar šiose rungtynėse jos išlindo? Vėlgi turbūt tas lėmė Džiugo žaidėjai, kurie žaidžia atakoje, taip kad, na, tikrai žinom tai, kad, na, jų potencialas yra pakankamai didelis ir komanda tikrai priekyje yra universalų žaidėjai, stiprus žaidime 1 prieš 1 ir mokantis, gebantis kurti momentus ir mokantis mušti įvarčius. Tai va, bet buvom sutarę kai kurios dalykus, kai kas mums nelabai pavyko šiandien, kas liečia žaidimą gynyboje, bet, na, vėlgi, klaidos, reikia mokytis iš jų. Ir po pirmo kėlinio blogomis nuotaikomis, aišku, keliavote į Rūbinę. Kas vyko joje, kokius galbūt pakeitimus galite vardyti padarėte, kad pavyko antrajame kėlinyje daug geriau sužaisti? Na, sakykime, tai galbūt įvyko vyriškas pokalbis ir šitoje vietoje, aišku, nereikėjo perlenkti lazdos, reikėjo susidėlioti tai, kur mes stringam ir kur priešininkas turi pranašumą. Tai, va, sakau, tos dalykus, kad, na, norėjom būti aštrus įkirtinėti į tas vadinamas assist zone, kur mūsų atakuojantys žaidėjai turėjo įkirtinėti gavus kamuolį mūsų kraštiniam žaidėjam, tai ir pristatyti kamuolį į baudos aikštelį, tą jau raudoną zoną. Tai momentai, sakau, visai neblogai gavosi ir norėjom būti dar aštresni negu pirmam kėlinyje. Tai va, vienas iš tokių akcentų buvo, o ten jau detalės. Atrodo, jau po truputį grįžta kai kurie žaidėjai, ir Eligijus daugiau žaidžia, ir Šešplaukis, ir kiti žaidėjai, Kuklys, bet šiandien nebuvo Šimkaus, gal galėsit pakomentuoti, kodėl jo nebuvo, ir Vaitkūnas iškrenta, tai vėl ta rotacija mažėja. Tai taip, su Domantu jo, jisai mums yra labai svarbi figūra mūsų komandai ir na, vėlgi jisai, na, pajautė skausmus nugaroje ir mes nusprendėm nerizikuoti ir pasaugoti Domantą, nežinant tai, kiek mūsų dar priešakyje laukia mūsų rungtynių. Ir paskutinis klausimas. Romanovskis grįžo į komandą, tai kai bus galima jau jį registruoti, kokia jo forma, galbūt galės iš karto ir jau jungtis į startinį 11-uką gal? O iš ko jūs sprendžiat, kad grįžo Romanovskis? Buvo pranešimai. Klubo oficialus pranešimas? Ne. Klubo oficialaus pranešimo nebuvo, taip pat aš neturiu į šitą klausimą kažką atsakyti jums. Supratau, ačiū. Iki malonaus.